Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mes ir vėl su Laura susitikom. Sveiki. Pirmadienis, taro kortų Kortų analizės analizė. savaitės. Taip, sveiki visiems. Kaip jūsų savaitė? Kaip jums atsišaukė taro kortų analizė prie tos savaitės? Labai įdomu būtų sužinoti. Tikrai O taip. šioj savaitėj nuo 24 dienos rugpjūčio iki 30 dienos rugpjūčio. Kažkaip pat užsinorėjau kitą kaladę paimti taro kortų. Ir kas šioj savaitėj? Tiesiog man eina toksai dalykas, bežiūrint į kortas, aš parodysiu to jaus. Paleidimą reikia daryti vienareikšmiškai, nes per daug išeiti iš situacijos ten, kur nebereikia, nebetarnauja visiškai. Tiesiog eiti į priekį ten, kur yra šviesu. Visiškai. Paleisti galbūt kažkokie skauduliai, nusivylimai, rodo kažkaip ir pats santykis su žmonėms, su vyru rodo. Ir taip pat paleisti visas ribojančius įsitikinimus. Atrodo, žiūri, nemato veidrodį pats save žmogus. Tai tiesiog reikia, ribų nėra iš tikrųjų. Mes patys Visiškai. savo ribas Galvoje užsidedam. pas mus. Galvoje, įrodo, mintis, peržiūrėti savo mintis, nes minčių švara yra labai svarbu iš tikrųjų, ką galvojat, kokios mintis, tiesiog rodo, kad, pasieks savo pačias mintis reikia, neapkrauti savo tų minčių, žinai, kaip tai padaryti, kaip atsitiks, kas bus iš viso, tiesiog viso šitą atrodo, man toks taip, į pasitikėjimą, taip, ir sėti sėklas. Rodo, kai pradėsit sėti sėklas, kūrybą, kažką daryti tai, kas jums patinka, nors po žingsnelį, ne, tada ateis visa pilnatvė, tiesiog pilnatvė šioj savaitėj. Rodo ir pasitenkinimą, ir pilnatvė tokia, žinot, viskas jūsų galioje yra. Galios korta, tai čia irgi liūtas. Tokia priimti savo vidinę galią. Visiškai. Atsiskleisti tą. Atsiskleisti visiškai. Ta tokia ar vyro vidinė galia, ar moters vidinė galia. Tiesiog atsiskleisti, priimti save pačią, nebijoti savęs pačios, kažkaip tai rodo. Ir rodo tas toksai bendras pokalbis, gali būti ta prasme, ir su antraja pusė savo partneriu, ar partnerė, ar vyru. Tosai susikalbėjimas. Vienas kito išgirsta. Žinai, kai kalbi vienas priešais kitą, tu tada girdi. Tas girdėjimas. Atmesti tas visas nešvarias mintis, tos visus susierzinimus, kurios, reikia jos paleisti, tiesiog paleisti. Praanalizuoti save, kažkaip man einasi tas toksai savianalizė savo pasidaryti. Ir tada įvyks susikalbėjimas. Visiškas susikalbėjimas, net ir tas jausmų toksai pripažinimas, žinai, bendradarbystė, net partnerystė galimai, o gali būti, tarkim, kaip ir darbė rodo, kažkaip tik darbas, ne, pa žmogų veikla, susikalbėjimas tarpusio. Partnerių, žinai, susikalbėjimas. Tas toksai atradimas bendros kalbos. Tai aš linkiu šioj savaitėje tikrai ir meilės, ir atradimo to kompromiso, ir supratingumo vienas kitam. Viskas jūsų yra, viskas viduje pas jūs pačius, jūsų galioje viskas yra. Ir pradėkit sėsti sėklas. Atsidės, tada ir gausa. Veiksmas lygus atoveiksmiai, tai darot veiksmą, tada būna jau ir atoveiksmis. Visiškai. O dėl minčių, tai tikrai mes galime būti savo patys geriausi draugai arba patys geriausi, patys didžiausi priešai. Būtent tos mintis, jos ir kuria mūsų realybę, mūsų emocinę būseną. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus įsistovė į kažkokią negatyvą arba į praeitį, man ten padarė tas nuoskauda ten. Tai visą laiką ir tempėsi, tęsiasi ir tas visas toje emocijoje žmogus ir gyvena, tokia jo vibracija ir vibruoja. Jeigu mes paleidžiam, nes mes kankinam net leisdami, nepaleisdami kažkokios tai praeities, mes kankinam save, o ne tą žmogų, kai kada žmonės net nežino, kad mes apie juos galvojam arba kad ant jų pykstam ar nuoskaudas laikom. Mes patys save tiesiog įkalinę ir vibruojame.
žiūrėjo, ką įrodo kortą, ne, tarkim, šičia, vat, sėdi mergina prieš veidą ir mato save, kad jai rankos užrištos, akys užrištos, o iš tikrųjų jai tai nėra. Supranti, iliuzija, vat, iš iliuzijos jūs išeikit, įrodo, kad mes patys, žmonės patys užsideda savo iliuzinius tos burbulus, filtrus, veidrodžius ir taip toliau, jų iš tikrųjų tai nėra. Ir gyvena šešėlyje. Šešėlyje, jinai tai be jokių, vat, jinai tiesiog pasekas galveliai, tas įrodo, vat galvoj. Reikia viską savo perfiltruoti, nėra ribų, nėra. Visada yra išeitis, visada. Tikrai taip, nėra padėties be išeities. Be išeities, visiškai. Tikrai taip, tai va, tokia Taro kortų analizė šiai savaitei ir steikite mūsų, kaip sakant, socialinius tinklus, mes jums esame paruošę labai gerą, įdomų tokį dalyką, apie kurį papasakosim ir pradėsime pasakoti jau rytoj, kuris laukia kitą pirmadienį. Tai žodžiu, sekite mūsų tinklus, o mes jau grįžome visiškai pilnai į darbus, grįžau iš atostogų, pailsėjus, naujom, kaip sakant, jėgom, naujom idėjom ir visais kitais dalykais. Tai žodžiu, mūsų artėjantis kursas, apie kurį norim vis priminti, kuris prasidės rugsėjo 14 dieną ir tęsis 14 dienų, energetinė šis, apie visą čakralinę sistemą, apie kurią jau kalbėjome ne kartą ir dar kalbėsime ir vaduosime jum, kaip sakant, prisiliesti ir čiut truputėlį patestuoti, kas maždaug jūsų laukia. Tai jau kitą pirmadienį sekite mūsų socialinius tinklus ir apie viską jau rytoj. Iki. Iki.